Kokios nuotaikos šiandien prospekte? Geros, vasara ir liko 2 mėnuo laiko iki 25-ųjų 1000 km. Šiuo metu ruošiasi 18 komandų. Kaip manote, 18? Kiek pirmose lenktynėse startavo? Kaip manote, kiek bus komandų šiemet? Kaip organizatorius? 20+, nes viso Europoje dabar yra didelis nuosmukis komandų. Yra Europoje irgi renginiai, kurie turėdavo po 50 dalyvių, dabar turi 20. Tai mes, būdami toli nuo didelių trasų, darydami laikinų trasų, su 20+ komandų, mes jaučiamės tikrai labai stipriai. Tai pakvieskite visus kitą mėnesį. Liepos 17-20 dieną, Palanga. Lenktynių tradicinė trasa, 25 metų. Laukiam. Sport komandos atstovė Ernesta. Ernesta, kaip ruošiasi praeitų metų čempionai šių metų lenktynėms? Intensyviai, taip pat ruošiamės intensyviai ir šiais metais. Tai yra užsibrėžti tikrai aukšti labai tikslai ir tikimės, kad viską atlikom gerai ir rezultatą pamatysim po mėnesio. Vakar Pikirniekų trasoje vyko lenktynės, kaip vertinat Karolio Stasiukinio pasirodymą? Tikrai gerai, net negerai, tikrai puikiai, tai net nežinau, kaip daugiau vertinti, tai sekės gerai. Beje, girdėjau, kad automobilis apglamžytas buvo lenktynių metu. Ar suspės sutvarkyti iki? Ten tikrai nieko rimto nebuvo, tai net neįtakos, net nepadarys įtakos Palangos lenktynėms. Koks bus pasiruošimas Esmato sport komandos? Koks pasiruošimas? Jo. Net nežinau, kaip atsakyti, tikrai, sakau, ruošiamės smarkiai, tai net nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Ar žinomas vienas iš komandos narių? Ar žinomas? Taip. Ne, dar kol kas vyksta dėrybos, tai negaliu atsakyti šitą klausimą. Ar tai bus lietuviai, ar užsieniečiai? Dar kol kas negaliu atsakyti. Tai sulauksim atsakymų Palangoje. Baisiau prieš kameras negu vadovauti lyginiaujančių lenktynių komandai. Tai noriu pakviesti dar Jonušį, lenktynių organizatorių, ir dabar apie tas jau pagrindinis momentas, kad Kaune grįžta namo, tai Ernesta prašo, čia iš priekio yra jūsų armina, sakė, pabandysiu iškelti, aš pabandysiu iškelti. Bus laikas, kad taip. Tai dabar jau su manimi, mačiūnį reikėtų, kad yra namo, tai yra sugrįžta tos dar Jonušį. 25-ųjų jubiliejinių lenktynių momentas, tradiciškai tai yra pervarimo organizatoriai, jį keliauja kol kas į namus ir jau Liepos 17-20 dienomis jį atsidurs Palangoje. Kokios nuotaikos šiandien į prospektą atvykus? Šiandien 30 dienų lieka iki 1000 km lenktynių Palangoje. Pristatys savo naują mašiną ir komandą. Kaip ruošite šių metų lenktynėms Auromą? Tai jau buvom treniruoti ir vakar kaip tik dalyvavom Rygoje, tai pasitreniravom tiesiai iš trasos, galima sakyti, į paradą. Tai kaip vertinat lenktynės vakarykštės Rygos Labai mačo? gerai, apsipratom su mašina, puikiai jaučiamės, bandom suprasti, kas čia per daiktą. Ar prieš Auromą turėsit kažkokių testų dar? Jo, dar vieną testuką būtinai reikėtų visą komandą. Kur planuojate Pardų trasoje? Jo, tai kas belieka, tai pabaltija Geriausia trasa. Kokie tikslai šiemet? Top 10, top 5? Oi, tie tikslai susipažinti kuo daugiau su mašina ir aukščiau palipėti. Konkurencija didelė, taip kad pirmais metais pasidžiaugti lenktynėmis ir suvažiuoti. Tai sėkmės, kaip šiandien nuotaikos prospekte? Kaip amerikietiški kalneliai nuotaikos, nes turėjom atvažiuoti daug anksčiau į renginį pagal suplanuotą laiką, bet atsitiko taip, kad tralas neatvažiavo, tiesiog. Tiesiog tralas neatvažiavo? Buvo savaitę prieš sutartą, dar vakar paskambinau, kad turi atvažiuoti paimti mūsų automobilį ir šiandien tiesiog pasakė neatvažiuoti. Tai sukomės, važiavom į Jurgio Namavičiaus į Bonostos aikštelę pasilti priekabą. Parsivarėm priekabą, ta priekaba per siaura, Porsche'as nekalba. Tada pradėjom ieškoti Vilniui kito tralo tiesiog, kad paimtų Porsche. Ir atvažiavo Porsche'as, Tauras čia suorganizavo. Tauras Danila. Jo. Tada
Porsche labai žemas. Ieškojom, nežinau, kiek lentų mes ten krovėm, kol tą Porsche užsivarėm, tai taip pasimokė. Biškį vėlavom, bet atvažiavom. Bet spėt, laiku. Taur, Edvinai, kokios prognozijos, kokie tikslai pasiruošimas šių metų lenktynėms? Pasiruošimas tai simuliatorius. Už porą savaičių važiuojam į Estiją, į Parną, į Testus. Esam suplanavę tokią simulaciją Palangos. O kai vertini Eduardo Klepiko sėkmingą pasirodymą? Eduardas tai labai geras, labai greitas, iš tikrųjų, driveris. Antrus metus važiuoja, bet vakar Austrijai Salzburge Porsche Challenge užėmė pirmą vietą. Tai labai džiaugiatės, jo? Labai džiaugiamės, jo. Tai turbūt... Vakar grįžom iš Rygos PASSC čempionatą, o tauras su Eduardu buvo Austrijai. Taip. Rygoj nesisekė mums labai. Taip, Kirčio avarija. Jo, tempo turėjom lyderių. Per treniruotės labai vairuotojai buvo patenkinti komandos darbu, bet per lenktynės labai nesėkmingai viskas buvo. Tai va, tai linkim sėkmės ir susitiksim Palangos. Mantas Matokaitis, Mantai, kokios nuotaikos šiandien prospekte? Nu, šiandien tas renginys, kai supranti, kad jau netoli Palanga, nes iki tol tai dar atrodo čia daug to laiko, dar visko daug nuveiksiu, o šiandien jau tas toksai reality checkas vadinamas, kuris pasako, kad jau viskas arti, čia pat, jau reikia ruoštis pilnu tempu. Tai turbūt tiek, o šiaip nuotaikos geros. Apie pasiruošimą. Koks bus pasiruošimas tavo ir komandos draugų? Skirtingas labai, nes skirtingai turim galimybių prasivažiuoti su mašina, tai aš gal jų turiu mažiausiai dėl savo tiesioginių darbų kiekio, tai tiesiog, gal manau, kad gal kažkada ištaikysim tokį lengvą pasivažinėjimą pasidaryti, gal tam pačiam Nemuno Žiede, nes visai be nieko išvažiuoti į Palangą tai nesinori. Tai gal galvoju birželio gale ar Liepos pradžiai kažkada išsivaryti ją. Tai jūs bandysit, kad Čirginiai startuos su Audi? Tai tiesiog keletą ratų pasukti, kad priprast prie mašinos valdymo. Bet rekordų ten nesieksi? Ne. Kokie rekordai. Jonas jau buvo išsivaręs gelžinis į tą mašiną, kad Čerginė tai minutę 6 įvažiavo ir padėjo ramiu tempu. Ai, tai vis tiek rekordas skaitytas, bet oficialiai skaitytas be lenktynės. Tai va, bet aš ne. Tai o į Parnų nevažiuosit? Ne, į Parnų nevažiuosim. Parnų šiemet trasos labai grafikas įtemptas ir ten mes buvom atradę keletą datų, bet jos sutapo su Nürburgringo lenktynėm Jutai, tai tiesiog nebuvo galimybių išlėkti. Turbūt pirmą kartą, kada važiuosiu tiek mažai prasivažiavęs to konkrečio automobiliu, bet nieko baisaus, priprasim Palangoj. Kai vertini kolegas savo, Karolį Jovaišą, Egidijų Gražių, kuris puikiai pasirodė pačią? Kadangi patys su Jonu komplektavom komandą, tai vertinam gerai, ką išsirinkom, tą turim. Greiti vyrai, ypač Karolis, tai Karolis tikrai, manau, tikimės iš jo tikrai, kad patems. Egidijus irgi pastaruoju metu tikrai su to pačiu Porsche rodo puikius rezultatus ir aš tikiuosi jau kaip senas raklys vagos negadinti. Tai pamatysim Palangoj po mėnesį. Kiek šiandien brolių žiūrovams? Mėgaukite sportu, sekit lenktynės, palaikykit lenktynės ir palaikykit mūsiškius vairuotojus, žinoma. Ir kuo daugiau žiūrovų bus lenktynėse, tuo lenktynės